Labas visiems. Štai noriu pristatyti šitą, nežinau kaip čia pavadinti, kuris keliauja su manim nuolat į žvejybas ar šiaip į gamtą, ant ko aš gaminuosi maistą. Toks kanalas. Jame yra visko čia, netgi garstyčių. Cukrus, teisingiau sacharinas, ne sacharinas, užima mažiau vietos. Druska, matote, tokios indelėse, ganėtinai tie talpus ir net neužima vietos. Čia nežinau. Oi. Juodieji pipirai. Čia vegeta. Krapai. Na, visi žinot, kas čia pristatyti nereikia. Dar porą pakelių garstyčių. Keli kubeliai paprasčiausio buljono. Turistinis peilis, kuris išsiardo. Šaukštas, pats peilis, kamščiatraukis, pjūklas, nu, jo baisiai nieko nenupjaustė, iš jo nesinaudoju. Ir kaip iš čia vadinasi, nu, nupjauti virviai, parakordui, tai va. Kitoje dalyje šakutė, butelio atidarytuvas, konservų atidarytuvas taip pat, žirklės, kaip sakant, toks multitulas turistinis, yla, na ir tokia maža dildytė. Visas multitulas viename. Šiek tiek svorio aišku yra, bet patogu. Traukim tai šalį. Tai džiovinti svogūnai, kava. Ir švedų armijos katiliukas. Kaip matote, matęs ir juodą, ir baltą jis jau keli metai pas mane. Šiaip tai, matote, netepa jis apdegęs, todėl čia, kad kažkas įsijuodulins, nėra baisu. Esu labai patenkintas juo. Keptuvė taip pat galima naudoti kaip lėkštė. Na, nežinau, arbatai, užsikeisti mažiau vandens. Švedų armijos katiliukas yra naudojamas ant spirito. Pilnas dar spirito, nežinau, iš praeito karto dar likęs. Taip jis įsideda.
čia įsideda pats katiliukas. Automatiškai ir užuovėje ir greit užkaista. Nu, jie pareina komplektacijai štai su tokiu buteliuku, viduj spiritas, čia aliejus, puodelis, nu ir viduj visokius tai arbatos. Batų pakelė čia. Ir greito užvirimo pakelis grikius. Štai praktiškai viskas, kas keliauja su manim kartu į žvejybą. Tikrai labai geras daiktas ir esu jo patenkintas. Ateina jie be dėklų. Na, bet maišelių va tokių. Čia pats pritaikiau. Nežinau, nuo ko net buvo. Gerai, patraukim tai į šalį. Šiandien įsigijau. Kaip matot, tas katiliukas jau patarnavęs normaliai. Šiandien įsigijau naują, tai Bundeswehro armijos, Vokietijos Bundeswehro armijos. Kodėl vėl ne švediška, nežinau. Matot, tai yra užkilimas šitoks. Ir ganėtinai stipriai fiksuoja ir pažiūrėkite. Nėra jokio barškėjimo. Principas tas pats yra, keptuvė. Štai, padaryta tokia austelė. Čia galima įsidrožti, na, pagaliuką, medžio šaką. Na, aš panaudosiu dabar šaukštą. Tad, na, šaukštas nelabai. Nu, bet principas toks. Kad nuimti jį nuo laužo, nes rankina karšta ar ką, tai ilgesnis pagaliukas ir jokių problemų jums tai nesukels. Viduje dar yra taip pat, galima naudoti kaip lėkštė, kaip dvi lėkštės, ar ten kažkam nunešti toliau, štai susisega. Turi tokią funkciją, tai galima, nežinau, čia įsipilti sriubos, čia įsidėti antrą, ar nunešti draugui, ar dar kažkam maistą. Labai patogu. Taip, katiliukas sunormuotas, nu aš nežiūrėjau kiek, bet manau tai, matosi, manau tai pusę litro, litras ir pusantro litro. Na, tiksliai nežinau, nes nežiūrėjau, nebandžiau. Taip pat va šitas, kaip pavadinkim, kablys yra labai gerai. Taip pat puodą nukelti nuo ugnies, nenudegant rankų. Tai jokių problemų. Labai viskas, na, tikrai puikiai sugalvota. Puikiai susikomplektuoja, susideda. Štai vat. Tiesa, galim pažiūrėti, ar jis tiks, jeigu tiktų iš Švedijos armijos katiliuko užuovėje. Tai būtų fantastika. Šitą. Fantastika, jis pareina ir čia. Nuostabu. Šitie gal kažkur kažką reikės praplėsti.
Žiūrėsime. Nors ne. Matot, iki kiek įsideda Švedijos armijos katiliukas. Tai žyma. Ir taip pat Bundeswehro armijos katiliukas. Taip kad labai gerai šitą užuovėją ir pakeis jau. Žinoma, dar jau naudosius. Dar jis visiškai geras. Bet visiems ateina laikas išeiti ištarnautą poilsį. Dabar po 2 savaičių prasidės atostogos, ilgai lauktos visą mėnesį. Taip kad bus daug įvairių filmukų. Prenumeruokit, statykit laikus ir iki kitų susitikimų. Beje, į Bundeswehro katiliuką tai yra į šitos galima įdėti šaukštą ar tai šakutę. Ir jis tikrai jums, kaip matome, neiškris. Jau šita funkcija yra ganėtinai patogi. Jis įsideda ir tarytum per va šitą jis užsifiksuoja. Ir manau, einant jeigu, be kuprinės ar dar kažko, va, su katiliuku, šau.